Sveiki dar kartą, nežinau, kiek kartų reikės sveikintis, tiek kiek žvaigždžių bus praeidinės pro mus. Štai yra Laimontas Dinius, kuris dabar atsakinės į klausimą, kurį aš tiesiog pasižiūrėsiu visiškai ant babos, atsitiktinai. Koks turi būti menas, kad atlaikytų išbandymą laiku, kad būtų įdomus ir po 50 metų? Koksgi turi būti? Ar tavo menas atlaikys 50 metų? Dalis atlaikys. Žinai, kuri dalis atlaikys? Ta, kuri yra tikra, kurią aš pats tikiu ir kurią padariau ne vien tik todėl, kad padaryt, arba ten, kaip žinai, šiais laikais madinga yra padaryti už tuos šlamančius. Yra ir tokio meno, manau, dabar jaunimo tarpe vyraujantis reikalas. Čia taip, žinai, kaip senas dėdas, visi seni dėdai. Ai, tos visos Eurovizijos, jos, žinai, irgi. Including, žinai, seni dėdai. Įtraukiant lietuviškai. Jo. Visi mes, žinai, linkę pabambėti, bet tame yra tiesos. Žinai, jeigu tu darai tą tikėdamas nuoširdžiai ir savitai, nebežioniaudamas, ne taip, kaip nebijai, žinai, tokių sprendimų. Aš pats labai abejojau, čia pastaruosius 5 metus intensyviai. Grįžau į muziką, atsigavau, žinai. Turi plaukioti tam vandenį, kuris yra tau tinkamas. Tai čia yra... Koks dabar pojūtis, kuom ta muzika yra kitokia ir koks buvo tas laiko tarpas, kuriame tu nekūrei aktyviai? Mano muzika yra daug įvairesnė dabar negu kad buvo anksčiau, nors aš visą laiką buvau ir likau tos, žinai, intelligent pop, toksai pop gerąją žodžio prasme, su melodija, nesipykdamas su harmonija, su muzikiniais dalykais, kurie yra labai svarbus iš tikrųjų, bet nevengiant ir tam tikrų eksperimentų. Užtat aš labai žiūriu į kolaboracijas teigiamai, mes labai su jaunais atlikėjais randam bendrą kalbą, bendrų kūrinių yra ir visa kita. Žinai, o tavo tas kita klausimo dalis irgi labai teisinga ir ją galima pavadinti labai trumpai aplinka. Socialinė aplinka, ar kaip čia visi taip gudriai, žinai, galima ir gudriai žodžiais kalbėti, galima ir paprastai, bet tas socialinis aktyvumas mane buvo nuvedęs į visai kitus vandenis. Ir kokius labai įdomu, nes mes nieko nežinom, ar ne? Ar apie tai galima viską visi žino, žinai, tai čia kalba eina apie visuomeninį gyvenimą, apie politiką, iš dalies žurnalistiką. Žurnalistiko aš ir dabar dar esu, vedu ir radio laidas, ir telike dar kartais pasivaidenu, ne tame mainstreaminėme, nes šiaip esu aštrus, kampuotas ir nesakau, kad visada esu teisus, bet aštrus. Nebijau pavadinti daiktus savo vardais. Pabandyk tai padaryti dabar tuose mūsų pagrindinėse medijose. Pabandyk. Jeigu kas nors pakviečia, tai turbūt tai galima padaryti, jeigu nekviečia. Vienam kartui pakvies. Aš esu tai jau praėjęs. Aš nesiveržiu. Tai... Jo, aš visus tos vandenys esu praplaukęs, praėjęs ir labai puikiai žinau, tai čia yra mūsų lietuvėlės nelaimė, bet tai yra visai kita tema iš tikrųjų. O tie kiti vandenys, jie nėra nei blogesni, nei geresni, tiesiog jie yra kitokie. Ir ten, žinai, būdamas turi kitais principais vadovautis, man labai tą pačią politiką, žinai, apšnekant, dėl ko atsigavau liaudiškai kalbant, grįžęs į tą terpę, kurią vadinu muzika. Šou verslu, su nedidelėmis išimtimis čia galioja garbės kodeksas vis dar. Politikoje to nėra. O aš esu tokio auklėjimo žmogus, aš jeigu daviau žodį, aš jį tęsiu. Aš jeigu kažkam tai kažką pažadėjau, aš tai padarau, o ten tai neveikia. Tai aš todėl ir negalėjau iš pradžių suprasti, kaip taip gali būti. Po to tam atsirado, žinai, tokia natūrali priešprieša tiesiog, o po to atsirado netgi, neslėpsiu šitą tam tikrą panieką, nes kai kurie žmonės, kurie galvoja, kad jie gali tvarkyti mūsų gyvenimą ir reguliuoti jį, priiminėti įstatymus, aš juos per daug gerai ir per daug iš arti pažįstu. Jie yra tokie menki savo vidumi, tokie švelniai. Čia tada klausimas turbūt labai dažnai keliamas. Menininkas yra
dažnai tas, kurio politikai siekia, kad, pasinaudoti jo populiarumu ir taip toliau. Bet kiek menininkui iš principo reikia, kiek naudinga, kiek jis iš principo turi būti socialiai atsakingas ir turi eiti į politiką? Ar yra čia kažkoks atsakymas vis tik tai? Arba bent tavo nuožiūro, kaip tai yra? Žinok, žiauriai sunkus klausimas, bet pasistengsiu taip nevaidindamas ir neveidmainiaudamas pasakyti. Žinai, jeigu pasakysiu, kad tikras menininkas toli nuo politikos visiškai neturi domėtis, kaip vyksta gyvenimas aplink, tai yra tokia nesąmonė ir toks blefas, žinai, va, tie didieji menininkai, kurie taip kalba, žinai, ką jie pirmiausia daro? Jie pirmiausia rašo projektus visokiausiams fondams. Prašo visokiausių paramų iš tų žmonių, o tie visi pinigai iš ten ir ateina. Tai tos veidmainystės reikia atsisakyti. Jeigu tu iš tikrųjų įsivaizduoji, kad gali gyventi kažkur tai kitoj erdvėje, kitam kosmose. Yra tokių žmonių, aš kelis net pažįstu, bet jie yra nuoširdūs, jie iš tikrųjų taip gyvena, jie niekada neprašinės pinigų iš tų pačių politikų. O tie, kurie šito nedaro arba sėdi tam mainstream'e, žinai, ir galvoja, kad viena nuomonė yra teisinga, o kita yra teisinga tik todėl, kad tai yra jų nuomonė, tai jie tiesiog meluoja, elementariai, tai yra toks pigus opiumas liaudžiai, kaip sakė vienas klasikas iš 12 kėdžių. Tai va, visą šitą praėjom, tai yra ne pats svarbiausias dalykas, nes grįžtant prie viso to, kad menininkas, šou verslo žmogus, apskritai kiekvienas žinomas žmogus, jis turi dar daugybę žmonių šalia, prieš jį, už jo, su kuriais gali, privalo ir turi jiems kažką pasakyti. Įskaitant apie tai, kaip mes gyvenam šiandien. Visiškai sutinku, mes negalim gyventi atsietai. Kitas klausimas, kad kiekvieno mūsų socialinė, kultūrinė, išsilavinimo patirtis leidžia mums reikštis įvairiai ir skirtingai. Nebūtinai turbūt eiti su transparantais arba kažką daryti gali savo kūrybą labai smarkiai įtakoti, nes tam yra tekstai, tam yra pozicijos. Taip pat, aišku, yra socialinės platformos įvairios, kuriuose gali reikšti savo kaip individo nuomonę, net nebūtinai priklausyti kažkur tai, ar ne, kažkokiam tai. Žinai, aš pavyzdžiui, tų dalykų nesureikšminu ypatingai, nes tai yra keista tokia praktika, kai žmogus išgirdęs kito žmogaus nuomonę, žinoma, nežinoma, neturi reikšmės, jeigu jį nesutampa su jo pozicija. Arba yra net labai nepriimtina, jis iškart kažką tai pasmerkia, nurašo, tokia priešprieša, aš toks nesu, man net keistai tai stebėti, aš nepykstu, jeigu kas nors pasako visiškai kitaip, negu aš galvoju, ir priimu, netgi galiu pakeisti savo nuomonę, jeigu mane prispaudžia argumentais. Ne emocijomis, kokiais nors prasivardžiavimais ar kitomis nesąmonėmis, bet tiesiog pasako, žiūrėk, čia kaip muzikoje, žinok. Tas gyvenimas yra kaip muzika, tu gali vaidinti kaip nori, kad tu gerai groji, bet jeigu tu pro šalį akordus spaudi, žinai, argumentas yra... Muzikoje sumeluot sunku. Jo, tai vat, būtent, tu tiesiog neteisingai darai ir neįrodysi, kad tu esi teisus. Tai yra argumentų kalba. Tai taip turėtų būti ir gyvenime, bet pyk dėl to, aš nepykstu, eina žmonės pro šalį, iš jų didžioji dalis nemoka groti, nepažįsta natų ir gerai. Jie yra geri, puikus žmonės. Bet dar sutikim, kad vis tik patirtis ateina su amžium, ar ne? Turbūt reikėjo išgyventi įvairius etapus. Man atrodo, kad buvai ir karštakošis, ir labai tą pačią savo nuomonę gynei, ir buvo visko. Gal gali pasakyti, kaip tavo skoniai vystėsi? Nuo kokių atlikėjų iki kokių, tarkim, paimkim tave 10 metų ir paimkim tokį, koks tu dabar esi. Vat labai būtų įdomu, bent kokią 10 atlikėjų pasakyti ir porą jaunų dabar, kas užkliuvo dabar, vis tiek įdomu. Žinok, tai yra toks geras klausimas, mes galėjom vien tą temą šiandien pašnekėti ir tai būtų labai įdomu, žinai, nes iš vienos pusės jaunimas, žinai, yra toks, nemokykit mūsų gyventi, mes viską mokam, bet kai praeini pats pro visus tos laikotarpius, supranti, kad yra pasirinkimas toks pas juos. Arba pats lipsi ant to grėblio, bet protingesni tiesiog pasižiūri, koks tas grėblys, kam tvojo į kaktą ir šitaip nedaro, žinai, pasimoko iš kitų klaidų. Dabar save prisimenant, žinai, aš buvau jaunystėje labai toks aršus rokeris. Mes net grodom... Čia kada, 12-14 metų, kiek? 16. Jo, o kada prasidėjo tavo kelias su ta muzika? Porą metų anksčiau, bet esmės tai nekeičia. Tai buvo mano toks požiūris ir, žinai, ten buvo visi kiti, tai buvo išvis, žinai, ir
Tad netgi buvo toks periodas panašiai kaip mūsų nepriklausomybės laikų, tai būdavo, jeigu kas neturi ilgų plaukų, džinsų atitinkamų neturi, tai tie buvo liurbiai ir ne taip, kad Tai mes... kokios grupės vis tik? Lietuviškos? Ir lietuviškos, ir užsienietiškos? Ne, tai- Importinės? Importinės, tai mes užaugom kopijuodami, aš pats užaugau ir išmokau muzikos, aš mokiausi muzikos iš Pink Floyd, iš Led Zeppelin. Norėjau sakyti, Led Zeppelin turėjo būti. Na tai be abejo, tai kaip aš kai kuriuos jų albumus mintinai moku, skaitant Deep Purple ir kai kurios kitos grupės, man ten pavyzdžiui, tas pats Pete Gabrielis ir daugybė kitų. Aš mėgau ir eksperimentinius dalykus, tas atėjo vėliau, kai jau studijuoti truputį pradėjau skaityti daugiau negu įprasta jaunimui skaityti. Pradėjau studijuoti, biškutį psichologijos, filosofijos mokytis. Tada atsirado dar kitokia muzika, kaip ten Maklaulis, atsirado Vazarių Pot ir tokios. Atsirado visai atsirado kita pakraipa, Paul Hornas atsirado ir visi kiti dalykai, supranti, kurie pradėjo dėlioti tokią mozaiką ir tada tas maištingumas jaunatiškas, kad jeigu ne rokas, tai yra šūdas, nusileido ir tada aš išgirdau, žinai, blemba, kad yra ir Boniem gerų dainų, o ABBA iš vis yra gera grupė. O prieš tai, jeigu man kas nors būtų tai pasakęs, būčiau Ekį pasiūlęs. Sakyčiau, gausi į nosį, jeigu tu ABBAs klausais. O reikia klausytis Judas Priest, nes tuo metu... Aišku, būtinai. Taip. Nes garso galima... Bet tai yra kvailystė, iš tikrųjų. Ir taip, žinai, paskiau vėlesniuose etapuose man buvo, pavyzdžiui, aš nesu mėgėjas ir dabar, bet buvo toks prieš nusistatymas. Repas yra blogai. Kai kas sako, kad repas net ne muzika. Bet aš taip irgi galvojau, o paskiau pabandžiau, mes susidūrėm keliose renginiuose su tais vyrais, paskiau aš pasižiūrėjau, kokius žodžius, tekstus jie rašo, po to net parašiau keletą dainų, pabandėm roką sumaišyti su to pačiu repu, įvedant netgi tokios, žinai, popsinių sintezatorių. Bob Marlis, nu come on, čiagi yra... Jo, ir tada žiūriu, kad klausyk, irgi yra gerai. Ir jeigu tu tą vėlgi, grįžtu prie to, nuo ko pradėjom, darai tikrai nuoširdžiai tiki tuo, tai ir tas gaunasi gerai. Gerai, tai dabar šito klausimo pabaigai, kas iš dabartinių atlikėjų bent porą pasakyti, kas klausos ir sakai, o kaip faina, čia yra kažkas to, kas man patinka, su tiek patirties. Aš dabar, žinai, ėjau nuo stendo prie stendo, truputį pasiklausydamas, va dabar šiandien lygiai. Ir aš pagalvojau, kada jeigu aš čia pradėsiu viską, kas man būtų įdomu pirkti, tai aš išeisiu be kelnių ir be batų, nes turėsiu labai didelę pinigų sumą palikti. Tai čia neironizuodamas, sakau, yra labai įdomių. Giedrius, pavyzdžiui, Džumbo, su kuriuo Hansanovais čia dalyvavo net Eurovizijai, mes su juo daug dirbam, jis įrašinėjo, man padėjo ir naujausius albumus įrašyti kaip gitaristas. Išleido, mano supratimu, Steve Vai ar Satrianio lygio albumą. Oho. Taip, jūs rimtas palyginimas. Nekropolis. Tai, aš tą muziką žinau, aš daug metų buvęs didžiai. Mano fonoteka gerai, dar porą milžiniška. Tai va, tai yra vienas toks dalykas. Man, pavyzdžiui, nuo senų laikų visada būdavo įdomu ir aš galiu pasiklausyti, pavyzdžiui, ką Mašanauskas su Lileikiu daro. Kiaulės sakmė. Tai yra tokie nelabai vertinti, bet tokie geri projektai. Yra puikių, prie lengvesnio žanro, puikių Jurgos dainų, pavyzdžiui, yra, bet yra ir labai nekokių. Nu, tai čia kiekviena. Čia yra skonio reikalas ir, žinai, yra labai daug atlikėjų. Mane mažiausiai domina tie vadinami MTV muzikinių kanalų bežionavimai. Aš čia nieko originalaus nematau. Visą tai matyta 100 kartų. Ten yra bet lygis, žinai, jaunimo ir jaunų atlikėjų lygis yra, kai kurių dainininkų yra tikrai puikus. Okay. Tai ką žinai apie Artist TV platformą? Ar teko joje naršytis? Ką aš žinau tiksliai ir ką galiu pasakyti? Man teko įlysti pas jūsų puslapį ir aš žinau vieną pagrindinį dalyką, kad teks dažniau, todėl kad jūs turite, tarkim, kol kas, bet turite teisingą nišą. Ir dažnai pas jūs galima pamatyti to, ko tiesiog nepamatysi, arba pamatysi tokiom formom, kurias neįdomu žiūrėti kitur. Žinokit, čia yra nuoširdus komplimentas. Tikras. Tai ačiū, mes abudu prisidedam ir dėkojam Artist TV kūrėjams, žmonėms, kurie
investuoja, negaili savo pinigų tikrai šitai nišai, kuri yra, aš net nebijau, kad kas nors įlys į šitą nišą, net tai yra ne, čia šitoj nišoj pinigų nėra, šitoj nišoj reikia daug meilės ir atsidavimo ir reikia, kad atsirastų žmonės, kurie turi pinigų ir deda į tai pinigus, kad kultūra išliktų, kad išliktų nišinės kultūros formos, kad išliktų neoficiozinis, nes oficiozinės nuomonės ir yra ir vyrauja Lietuvos kultūroje, yra žmonių neliečiamų ne dėl to, kad jos nuomonė bloga apie juos iškarpo koks nors kitas kanalas. Tiesiog žmonės apie tai nekalba, nes įsitvirtinę kūrėjai, net jeigu daro totalų šlamštą, jiems vis tiek plojama, jiems vis tiek skiriamos subsidijos ir taip toliau, ir menininkai neišlenda. Ar galiu pabaigai pasakyti vieną bjaurų dalyką? Jeigu nepatiks, nusikirpsite. Fuck the cancel culture. Tie, kurie suprato, aš noriu. Turbūt, kad taip. Ką jau ten faktai, o aš net nelabai žinau, kas ta cancel culture, bet man paskiau papasakos. Turbūt, kad reikia atlikti su jie tada, nes cancel žodis ir culture man iš vis yra truputėlį CC, nežinau, nesusiveda kažkokie prieštaraujantis dalykai. Tai bet kuriuo atveju jūs žiūrite Artist TV, kiek man žinoma vienintelė nepriklausoma platforma, kuri kalba ne tik apie aktualius įvykius, ne tik tai apie tuos įvykius, kurie žinomi, kurie rezonansiniai, tačiau apie tuos, apie kuriuos nieks nenori kalbėti, nes tarkim jie įdomus 1000 žmonių ar 2000 žmonių. Iš tų 1000 ar 2000 žmonių gali būti labai svarbių ir yra labai svarbių žmonių, kurie gali vėliau daryti įtaką visam kultūriniam Lietuvos gyvenimui. Ačiū Artist TV ir žiūrim, stebim, padedam, bendradarbiaujam. Mes esam knygų mugėje. Iki. Kardaną. Laikykit kardaną. Aš nelabai žinau, kas ir kardanas.